Skelbiu Lietuvos Respublikos Seimo pirmąjį posėdį pradėtą. Parlamentas nuo seno yra produktyvaus apsikeitimo nuomonėmis ir sutarimo paieškų vieta. Ne socialiniai tinklai, o Seimo rūmai nuo šios akimirkos yra jūsų darbo vieta. Ne patiktukai, o priimti sprendimai nuo šiandien yra matas vertinti jūsų darbo rezultatus. Aš, Saulius Skvernelis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Aš, Ingrida Šimonytė, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, prisiekiu. Aš, Gintautas Paluckas, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Skelbiu, kad Seimo narys Gintautas Paluckas prisiekė, sveikinu. Kviečiu prisiekti išrinktąjį Seimo narį Remigijų Žemaitaitį. Aš, Remigijus Žemaitaitis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, Skelbiu, kad 2024 m. lapkričio 14 dieną prašau visus atsisėsti. Ir telydi jūsų darbą Lietuvos žmonės.